su savo valančiomis energijomis aplanko mus arkangelas Mykolas. O aš pasveikinu jį žodžiais. Mylimas arkangelė Mykolai, aš prašau tavęs, tavo dieviškos pagalbos. Ačiū. Mano mylimas žmogau, aš esu įsitikinęs, kad tu jau seniai pažįsti mane. Ir tu be abejo žinai, kad aš jau seniai lydžiu žmones jų sunkiame kelyje ir esu atsakingas už valymą ir transformaciją. Todėl šiandieną aš išlaisvinsiu tavo mintis ir emocijas tavo nuo energijų kliudančių. Aš išvalysiu visą tavo sistemą. Išvalysiu ir viską, kas tave manipuliuoja, ir transformuosiu. Labai dažnai tave pasiekia kolektyvinės energijos. Todėl aš surinksiu dabar tavo artimųjų mintis ir visas struktūras, kurios tau nepriklauso. Surinksiu iš tavo energetinio lauko ir jei tu leisi, noriu paprašyti tavęs įkvėpti meilės šviesą ir plėstis link auksinės saulės, kad tavo dieviškumą pajausčiau. Ir momente, kuriame šis išplėtimas didžiausias, pradėsiu darbą su tavimi. Aš pašalinu iš tavo protinio lauko viską, kas tave kliudo. Kiekvieną rūpestį, visas abejones, viską, kas tavo supratimu buvo paremta kliudžiais ir priekaištais. Transformuoju ir pagaliau išvalysiu tavo emocinį lauką, visus tavo jausmus, kurie tave skaudina, kurie yra našta. Transformuosiu dabar, taip kaip šiuo momentu yra tau geriausia. Toliau einu į tavo sielos paviršių, pašalinu viską iš tavo pasąmonės, viską, kas tave kliudo. Aš išlaisvinu tavo energetinį lauką nuo visų negatyvių energijų, valau tave, valau tavo aurą, valau tavo čakras ir galbūt tu jau pajausi, kaip tavo pečiai lengvesni. Galbūt jauti, kaip tavo stuburas tampa lengvesnis. Energijos teka į visas tavo ląsteles ir gyja ten, kur gali išgyti, ten, kur tu jau esi pasiruošęs. Ir plečiasi tavo aura vis plačiau, tu jauti savo dieviškumą ir esi šiame momente ties dvasiniu pasauliu. Jauti savo dievišką šviesą ir savo sielos artumą. Giliai įkvėp ir kvėpuok šią šviesą. Šviesą, kuri tave supa, kad ji išsiplėstų kiekvienoje tavo ląstelėje. Taigi, aš suveikiau tavo
aukščiausiąją pilnatvę. Aš tave subalansavau ir sustiprinau. Tu įsitikinsi, kad dabar jausiesi geriau ir galbūt galėsi miegoti geriau. O dabar arkangelas Mykolas prieš tave nusilenkia su dėmesingumu ir meile sakydamas: man didžiulis malonumas suveikt dėl tavęs, kalbant iš sielos į sielą tariu tau dėkingumo